endobiogenika yra papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros dalis, tai nėra gydytojai, tai yra endobiogenikos specialistai, tam tikri žmonės. Lygų gydymas, diagnozavimas yra gydytojo darbas. Endobiogenikas nei jisai kažką diagnozuoja ligas, nei jisai gydo ligas, jisai gali lengvinti negalavimus. Endobiogenikoje tikrai, ką mes naudojam, kokias mūsų sveikatinimo priemonės, tai vienas iš jų yra tikrai gyvenimo būdų korekcija. Galima būtų sakyti, kad yra toks mokslas apie organizmo atsaką į stresą ir apie atsaką į tiesiog adaptacinius procesus. Pseudomokslas yra kažkas, ko negalima vienas dalykas patvirtinti. Endobiogenika jau remiasi į tas bendramedicininės žinias, tas fiziologijos žinias. Sveiki! Džiaugiuosi, kad šiandien pasirinkote klausytis mūsų tinklalaidės Endobiogenika apie sveikatą ir laimę, kurioje kalbame apie ligų ir laimės sąsajas. Netikim vienu būdu būti sveikam kiekvienam ir leidžiam savo jausti, kurios tiesos yra mūsų. Aš esu Julija Asovskaja. Su manimi mano kolegė endobiogenikos specialistė ir šeimos gydytoja Gabrielė Barkauskienė. Šiandienos tema yra padiktuota aktualijų. Kartu mes pabandysime išsklaidyti mitus apie endobiogeniką. Labas, Gabrielė. Labas. Žinai, galvoju, kad atrodo jau visi, kas netingi, kalba šitą temą, apart mūsų su tavim. Daug šnekų, daug. Tai galvoju, kad iš tikrųjų atėjo laikas ir mums, kaip iš esmės instituto atstovėms ir lektoriams, kurios dėsto endobiogeniką jau nuo tolimų 19 metų, pakalbėti apie tai, kas yra endobiogenika, kokia yra jos vieta sveikatos priežiūros sistemoje, kas gali dirbti, ką mes darom, kokios yra mūsų kompetencijos ribos ir aišku, kodėl tai nėra pseudomokslas. Tai iš esmės šitas, kad galbūt mūsų žiūrovai ne visi žino, bet šitą temą mums taip pradėjo kirbėti po to posto, kuris buvo parašytas Instagrame apie tai, kad endobiogenika yra visiškai nieko negrįsta, yra pseudomokslas, yra pristatoma ne taip, kaip turi būti pristatoma, tai, sakykime, tame poste tikrai yra pakankamai daug klaidinančių tų teiginių apie tą. Ja, aš galvoju, kad taip pagalvojus apie tą bendrą skambesį ir kai kurių ten žmonių pasisakymus, tai yra daug tokių paėmus, nežinau, pasisakymų, kad tarsi endobiogenikos specialistai kažką slėptų, tarsi neitų į diskusiją, arba tenai kažką darytų, piknaudžiautų kažkaip. Tai vat, sakyčiau, iš to labiausiai kilo šita laida ir dėl to norėtųsi tiesiog papasakot, kas yra endobiogenika, nes endobiogenikos institutas tikrai per čia pastaruosius dešimtmetį, sakyčiau, kaip tik dirbo prie to, kad endobiogenika rastų vietą sveikatos apsaugos sistemoje, kad būtų teisiška, kad būtų skaidri, o dabar tarsi kalbama kažkaip į priešingą pusę. Tai va. Tai pirmiausia, kas, manau, yra labai svarbu, ką reiktų nuo ko pradėti ir ką paminėti, kad endobiogenika yra papildoma ir alternatyvi sveikatos priežiūra. Jinai yra patvirtinta sveikatos apsaugos ministro, visų įsakymų, reglamentuota visa veikla. Čia šitas gal toks, žinai, nuobodus ir teisinis teiginys, bet aš manau, kad jis yra labai svarbus iš tiesų, nes ne tik tai žmonės iš šalies, kurie mato endobiogeniką ir ten apie ją kalba, šito nepastebi, galbūt neįvertina, bet kartais ir pacientai atėję pas endobiogeniką galvoja, kad ateina pas gydytoją, o ne pas endobiogenikos specialistą. Ir ta gali tikrai įvykti toks tam tikras klaidinimas. Tai mums labai tikrai svarbu, manau, kad ir aš labai norėčiau, kad ir jūs labai tą gerai išgirstumėt, kad endobiogenika yra papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros dalis, tai nėra gydytojai, tai yra endobiogenikos specialistai. Tam tikri žmonės, kurie būtent yra pasimokę endobiogenikos ir ją praktikuoja. Ir endobiogenika iš esmės ir praktikuoja pagal tą papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros licenciją. Tai yra licencijuojama veikla, tai nėra tiesiog pasimokiau porą mėnesių, pabaigiau kursus ir aš esu endobiogenikos. Tai iš esmės yra ilga mokymo programa su rimtų iš esmės egzaminų, bent jau taip mūsų studentai sako, bijo kartais to egzamino. Taip, iš tikrųjų, endobiogenikos specialistų tikrai gali tapti ne bet kas.
Tai irgi yra reglamentuota, yra ministro įsakymų nustatyta, kokie sveikatos priežiūros specialistai gali mokytis endobiogenikos, tada turi pasibaigti specialius endobiogenikos mokslus, išsilaikyti egzaminą ir turėti licenciją. Tai specialistas būtinai turi būti licencijuotas ir dirbti taip pat licencijuotoj įstaigoje. Tai irgi tą svarbu žinoti, kad gydytojas irgi gali tapti endobiogenikos specialistu, bet dirbdamas kaip endobiogenikos specialistas jis nedirba kaip gydytojas tuo metu. Ir be abejo, dirbdamas kaip gydytojas, jisai nedirba kaip endobiogenikos specialistas. Ir šitie du dalykai turėtų būti atskirti. Ir teisiškai yra dvi atskiros licencijos iš esmės, kurios negali tarpusavėje susimaišyti. Taip. Jeigu, sakykime, pacientui asmeniškai tai būtų svarbu, tai galima, žinoma, klausti, aiškintis, ar tas endobiogenikos specialistas yra gydytojas ar negydytojas. Bet tikrai endobiogenikos specialistų gali būti ir negydytojas, nes jie turi medicininį išsilavinimą, nebūtinai gydytoja, bet turi medicininį išsilavinimą ir jie yra pabaigę visus endobiogenikos mokslus, taip kaip kiekvienas kitas žmogus, kuris dirba paskui su endobiogenika. Tai jie turi visus reikiamus įgūdžius šitai sričiai. Ir kas gali studijuoti endobiogeniką, tai yra ir kineziterapeutai, tai yra slaugytojai, visuomenės sveikatos specialistai, farmacijos specialistai, žinoma, gydytojai, odontologai. Žodžiu, tai yra specialybės, kurios yra medicininės specialybės. Tai nėra, kad tu pabaigi verslininkystę. Pavyzdžiui, verslą kažką tais ir gali tapti endobiogeniku. Tai taip nėra. Tai nėra, kad... Taip, nes jie turi turėti vis tiek bazinės žinias fiziologijos, biochemijos ir taip toliau. Tai, kas yra svarbu. Jo. Bet su tą mintim aš tai norėčiau dar pabrėžti, kad tai nebūtinai visada yra privalumas, kad yra gydytojas, nes dažnai tas naratyvas yra būtent, kad čia turi būti tada gydytojas, tai gydytojas turi čia žiūrėti šitoje vietoje, tai endobiogenikai yra krūva pavyzdžių, kur pas mus ateina studentai, kurie yra gydytojai ir jie studijuoja ir jiems daug sunkiau yra mokytis endobiogenikos ir paskui praktikuoti, negu kai kuriems iš esmės, pavyzdžiui, kineziterapeutams arba slaugytojams. Tai visiškai nėra garantija, kad žmogus yra gydytojas, yra geras specialistas endobiogenikos. Tai nėra tapatu, kaip ir licencijos nėra tos pačios. Taip, ir aš dar iš šitos vietos, ką norėčiau pasakyti, tai kad, kaip mes sakėm, gydytojo darbas ir endobiogenikos specialisto darbas turi būti atskirtas, bet šiaip šitos sritis, klasikinė medicina ir alternatyvi medicina gali viena kitą papildyti. Man labai patinka tas pavadinime papildoma ir alternatyvi medicina, man labai patinka žodis papildoma. Nes iš tikrųjų tai gali būti kaip papildomas būdas žmogui gauti daugiau informacijos apie save, apie savo organizmą, sužinoti, ką jis daugiau dar gali padaryti dėl savo sveikatos. Ir šitos sritis yra puikiai suderinamos. Tik tai kiekvienam dalykui yra savas laikas. Ir žinoma, kad, aš netgi savo išrašuose visą laiką rašau, kad, su kiekvienu nusiskundimu pacientas turi kreiptis pas savo šeimos gydytoją. Nes, tai yra, kaip pasakyti, ligų gydymas, diagnozavimas yra gydytojo darbas. Endobiogenikas, nei jisai kažką diagnozuoja ligas, nei jisai gydo ligas, jisai gali lengvinti negalavimus, sveikatos sutrikimus sukeltus negalavimus. Tai vėlgi, man norisi pasakyti, kad tai yra sveikatos apsaugos ministro nustatyta, kad endobiogenikos specialistas lengvina sveikatos sutrikimų negalavimus. Tai sakyti, kad piknaudžiauja, dirbdamas savo darbą endobiogenikos specialistas, aš nematau, kaip tai galima būtų daryti. Gal, žinai, su tą mintim aš savo Instagramo paskyroje paklausiau, kokių klausimų jie turi apie endobiogeniką, ką mes galėtumėm. Tai tikrai vienas klausimas iš jų buvo, kada kreiptis į endobiogenikos specialistą, o kada į alopatinę mediciną. Juk skirtumas yra. Tai galbūt mes galim čia, žinai, šitoje vietoje pakalbėti apie tai, kokios kompetencijos ir kada galima rinktis vieną arba kitą, arba ar galima eiti pas visus kartu ir pas tą. Ar reikia čia būtinai pasirinkti vieną tik tai. Tai aš be abejo sakyčiau, kad galima eiti ir ten, ir ten. Ir kiekvienas žmogus turi galimybę rinktis. Jeigu jis nori eiti tik pas šeimos gydytoją ar gydytojų specialistus, puiku. Jeigu jis nori dar nueiti pas endobiogenikos specialistą, irgi puiku. Tai
endobiogeniką, aš nežinau, galvoju, gal lengviausia yra kalbėti pavyzdžiais, kad būtų aiškiau. Tai tarkim, jeigu žmogus skundžiasi nemiga, jam yra sunku užmigti arba jis, pavyzdžiui, prabunda nakties metu, ten 3-4, ryte jaučiasi nepasilsėjęs, tai jis gali nueiti ir pas šeimos gydytoją, tuo pasiskųsti, gal jam atliks tyrimus, paieškos kažkokios organinės priežasties dėl to, nu ir pasiūlys, kokios yra galimybės. Nu, tarkim, trumpalaikis gydymas ten benzodiazepinais ar kažkas tokio. Ir galima kreiptis endobiogenikos specialistą, nes endobiogenikos specialistas, ką daro visada, tai surenka gilią anamnezę, organizmo funkcijų indeksus ir gali reikėti gyvensenos korekcijos, gali reikėti miego režimo korekcijos, gali reikėti vaistinių augalų preparatų pagalbos ir tai gali padėti su nemiga. Aš gal tikrai dar kartą norėčiau pabrėžti, kad tai tikrai galima kreiptis ir ten, ir ten. Ta prasme, mes toks, sakykime, neleistinas dalykas endobiogenikui yra pasakyti, kad jūs neikit pas gydytojus ir jūs nevartokit paskirtų vaistų jokių būdų. Čia yra tikrai kompetencijos ribų peržengimas, nes endobiogenikas neturi kompetencijos komentuoti vaistų vartojimo, neturi kompetencijos juos nutraukti, padidinti dozę, sumažinti dozę ar kažką. Tai viskas yra gydytojo kompetencijos ribos. Ir aš kadangi pati, dabar jau nebedirbau kaip šeimos gydytoja, bet kai dirbau kaip šeimos gydytoja, tai man atrodo labai būtų vertinga, jeigu būtų įmanoma bendradarbiauti šitoje vietoje. Kad endobiogenikai atsižvelgtų ir tą iš tikrųjų mes darom, mes atsižvelgiam visada į gydytojų rekomendacijas ir ten pasirenkant vaistinius augalus visada pasistengi pažiūrėti, kad nebūtų sąveikos, jeigu vartojami yra vaistai ar kažkas, tai yra iš endobiogenikų toks, bent jau nežinau, tie, kurie dirba institute, bandymas bendradarbiauti. Ir mano siekiamybė ir manau, dėl ko endobiogenikai yra PASPE, tai yra dėl to, kad mes galėtumėm tą bendradarbiavimą užtikrinti ilgainiui, kad tai nebūtų kažkoks vūdų, kuris yra, o kad iš esmės gydytojai ir gydytojų specialistai, pas kuriuos ateina mūsų pacientai, matytų mūsų išrašus ir matytų, kas yra daroma. O mes matom tada, kas vyksta su to pacientu ir tai užtikrina tokį tęstinumą, o ne kažkokius atskirus momentus. Dažnai pacientai tikisi tokio kaip stebuklo, kadangi tai yra, tas žodis alternatyvi dar yra, tai žmonės tikisi, kad čia kažkas įvyks tokio, kas būtų neeilinio, kad mes pasiūlysim kažkokį stebuklą, kuris galėtų įvykti, tai mes turim turbūt pabrėžti, kad endobiogenikoje tikrai, ką mes naudojam, kokias mūsų sveikatinimo priemonės, tai vienas iš jų yra tikrai gyvenimo būdo korekcija. Ir vienas iš paskutinių stebuklų, kurį man teko stebėti, stebuklą, aš čia aišku taip biškį juokaudama sakau, bet ką man teko stebėti savo darbe, tai tikrai turėjom su studentais, tarp kitko atvejai, per praktiką pacientę, kuri jau kurį laiką, visą savo gyvenimą labai blogai miega, sunku jai užmigti. Ir kadangi tu pasakėjai apie tą nemigą, ir jai sunku užmigti ir pastaruosius kažkur pusę metų jį pradėjo vartoti migdomosius vaistus, tritiko, ten po pusę ar po trečdalį tabletės, tiesiog tam, kad užmigti. Ir tarp kitko studentės rekomendacija buvo, labai paprastos 2 rekomendacijos buvo duotos. Neskrolint prieš miegą ir nevalgyti 3 valandas prieš miegą ir patikslinti, ką geriau valgyti prieš miegą. Ir vien šitų 2 rekomendacijų taikymas padėjo tai pacientai nevartoti tritiko, jai nebereikia tiesiog jo, tam, kad užmigti. Ir, taip aš įsivaizduoju, kad galim dabar išgirsti, tai čia ir šeimos gydytojas gali pasakyti šitos dalykus. Bet esmė tame, kad dažnai reikia didelio pokalbio, ilgo pokalbio, kad išsiaiškinti visas aplinkybės, kaip žmogus gyvena. Nes, pavyzdžiui, šiuo atveju tai taip, čia yra tos intervencijos tokios gal labiau akivaizdžios. Bet kartais aiškinant, kas vyksta, reikia kaip tik parekomenduoti valgyti prieš miegą tam žmogui. Tai čia kur yra endobiogenikos didelė stiprybė, tai yra tas labai nuodugnus anamnezės rinkimas ir ta pažintis su to pacientu gili. Tai
kadangi buvo ir klausimas toksai pas mus, ką endobiogenika suteikia kito, nei kiti alternatyvios medicinos ir klasikinės medicinos atstovai. Tai manau, kad tam, kad pasakyti 100%, tai reikėtų žinot, kaip visi dirba alternatyvios medicinos atstovai, šito aš nežinau, bet vienas iš tų tokių tikrai ypatumų tai yra ta ilga 2 valandų konsultacija. Jis yra tokia ilga net tiesiog, kad pasėdėt kartu. Taip, ir sakyčiau, tas tęstinumas toksai irgi bendravimas su pacientu, nes jeigu pagal įprastą mūsų darbo praktiką, tai būna ta pirminė konsultacija, tada susisiekimas laiškais, tada pakartotinės konsultacijos ir po truputį išaiškėja kažkokie faktoriai. Plus, tarkim, ir rekomendacijas galima tada skirti palaipsniui. Ten pradžiai pabrėžti, kas tuo metu svarbiausia, paskui galbūt pridėti dar daugiau rekomendacijų, kad būtų pagerinta žmogaus savijauta. Ir dar vienas ypatumas endobiogenikos, tai yra indeksai, organizmų funkcijų indeksai vadinami, kurie padeda mums įvertinti ne hormonų kiekius kraujyje. Ne hormonų kiekis kraujyje, ne hormonų kiekis. Ta norisi visą pabrėžti, nes tikrai tas irgi įneša daug labai painiavos. Taip, čia irgi momentas, ką manau yra svarbu aiškinti ir pacientam. Ir, nežinau, mes taip ir stengiamės iš tikrųjų daryti ir studentus taip mokinti, kad pirmiausia, nežinau, paklausti paciento, ar esat susidūrę su endobiogenika, ar esat ką nors apie ją girdėję. Ir tada išaiškinti, kas tai yra ir kokioje vietoje mes stovim. Tai nežinau, kažkaip mano pacientų tarpe atrodo, kad pacientai suvokia, kur jie patenka ir ko jie nori ir tikrai būna jų siekis dažniausiai sužinoti tiesiog, ką dar galiu padaryti, ką dar galiu apie save sužinoti, kaip dar galiu pakeisti, kad geriau jausčiausi. Tai indeksai yra vienas iš įrankių, kaip mes galim gauti dar daugiau informacijos apie žmogaus organizmą. Ką irgi norėčiau pabrėžti, kad tai nėra mūsų vienintelis įrankis. Kaip mes jau ir kalbėjom, svarbu yra visas anamnezės rinkimas, svarbu yra apžiūra kūno ir plus indeksų vertinimas. Tai gal apie pačius indeksus truputį, ar ne? Tai indeksai, jie matuoja, galim pasakyti, kokybinį hormonų efektyvumą, nes hormonai veikia mūsų organizmo metabolizmą. Ir indeksai yra sudėlioti taip, kad mes atskleistumėm hormono poveikį ląstelėms. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, kraujo ląstelėms, kurios įeina į indeksų skaičiavimo formulės. Ir mes vertinam daugelį indeksų, niekada nedarom iš vieno indekso kažkokiu tai išvadų. Mes žiūrim bendrą tą vaizdą, kuris gali mums leisti susidėlioti bendrą paveikslą, kaip hormonai veikia. Tai endobiogenika, galima būtų sakyti, kad yra toks mokslas apie organizmo atsaką į stresą ir apie atsaką į tiesiog adaptacinius procesus. Pati gal tokia pradžia, manau, kur buvo užsikabinimas pačios endobiogenikos, tai buvo tiesiog Hanso Selye tikriausiai tyrimai ir angliškai ta vadinama HPA axis, tai pagumburio, hipofizės ir antinksčių ašis. Ir tyrimai daryti, kaip reaguoja streso metu CRH hormonas iš pagumburio, kuris tada aktyvina AKTH hormoną, adrenokortikotropinį hormoną iš hipofizės ir tada kortizolį. Bet žinoma, pas mus organizme nėra nieko kažko, kas veiktų tik tiek suveikia ir daugiau ne. Veikia viskas organizmas. Dėl to tikrai adaptacijos metu, streso metu nėra, kad suveikia tik kortizolis, bet suveikia visa neuroendokrininė sistema. Tai apie tai ir yra endobiogenika, kad mes kalbam apie tai, kaip organizmas adaptuojasi ir kaip hormonai veikia tam tikrų metų, tam tikromis sąlygomis to žmogaus gyvenime. Ir, kalbant apie tą patį kortizolį, tai tikrai mes endobiogenikos indeksuose turim tą kortizolio indeksą, kurį mes tikrai nevertinam, kai mes jį matom, kad jums per daug jūsų kortizolis per didelis yra, mes taip stengiamės nevertinti. Ir taip nesakyt, nes esmė yra iš tikrųjų tame, kad mes žiūrim,
kaip normaliomis sąlygomis žmogus adaptuojasi, koks yra jo kortizolio poveikis medžiagų apykaitoj tuo momentu, kai jam reikia to kortizolio. Tai jisai nešoka virš normos. Tai yra tam tikros normalios variacijos. Ir ta prasme, kraujo tyrime tai nebūtų virš normos. Jeigu kraujo tyrime kortizolis būtų virš normos, mes sakytumėm, oi, eikit prašom pas endokrinologą, jums gali būti Cushing'o liga ar dar kažkas, ne? Tai tikrai mūsų tikslas yra pasižiūrėti, kaip žmogus tomis sąlygomis balansuoja ir kurią pusę jisai nukrypsta. Ir mums labai svarbu, kas juo tame hormonų balanse, kuris hormonas pradeda vyrauti ir kuris mažiau vyrauja. Jie nėra iššokę iš normos, bet jie tiesiog tai yra apie tam tikrą vyravimą ir apie pakankamumą arba nepakankamumą pagal tai, kaip žmogus gyvena. Tai mums tiesiog mes matodami tą tokį atsaką, pažiūrim, ar toks atsakas yra adekvatus tam, kas vyksta žmogaus gyvenime. Dėl to ir ta anamnezė mums svarbu ir mes nevertinam indeksų atskirai ir jo lab tikrai nediagnozuojam iš indeksų kažkokių ligų žmonėms. Tai yra neįmanoma. Ir kadangi dabar tą kortizolį kaip pavyzdį paimam, tai, tarkim, mes vertinam to pačiu ir kūno apžiūrą ir mes, tarkim, žinom, kad kortizolis turi įtakos ir riebaliniam audiniui jo išsidėstymui, ir raumeniniai masiai. Tai jeigu yra chroniškai padidėjęs aktyvumas kortizolio, nesvarbu kokiam laipsnį, čia mes nekalbam dabar apie tai, bet esant chroniškai padidėjusiam kortizolio aktyvumui, riebalinis audinys išsidėsto daugiau torso srity, sprando srity, o galūnės lieka plonesnės, nes tuo pačiu yra ir riebalinės masės katabolizmas, taip, katabolinis efektas katabolinis efektas raumeninių masių. Tai galima irgi įvertinti, žiūrint į pacientą, ir tada galima daryti išvadas, galvoti, ar tai kortizolis chroniškai būna padidėjęs, ar tik tuo metu indeksuose matosi aktyvumas jo padidėjęs. Taip pat mes sprendžiam iš simptomų, nusiskundimų ir taip toliau visos gyvenimo anamnezės nuo vaikystės, kaip, tarkim, tas kortizolio aktyvumas atrodė. Ir pagal tai galima skirti rekomendacijas irgi, vėlgi, kokiam gyvenimo etape šiuo metu yra žmogus, ar kenkia tas, tarkim, aktyvesnis kortizolis tuo metu, ar reikia kažką su tuo daryti, ar nereikia. Jo, iš esmės, indeksai padeda pasirinkti kuo tiksliausius tam žmogui tinkamus gyvensenos pokyčius, ką galima padaryti dėl savęs, nes tų rekomendacijų gyvensenos irgi yra aibė, žinai, aplinkoj, ir kai tu pradedi viską savo taikyti, tai tu jau nebežinai, nei kas veikia, nei iš tikrųjų įmanoma šiuolaikiniam žmogui visas sveikos gyvensenos rekomendacijas savo pritaikyti, žinai, vienu metu. Tai mes tikrai galim pasižiūrėję į indeksus spręsti, ar čia labiau mums dabar į mitybą reikia nukreipti, ar į stresą, ar į miegą, ar į sportą. Jeigu į sportą, tai koks sportas labiau tiktų šitam žmogui. Jeigu tai yra streso valdymas, ar tai yra meditacijos, ar tai yra kažkoks aktyvus išdainavimas, iššokimas ir taip toliau. Tai indeksai tą iš esmės padeda vertinti ir irgi vienas iš tokių feedbackų, kuriuos gavau iš pacientų, ką jie vertina labai konsultacijoje, tai kad labai tampa aišku, kodėl reikia kažką keisti. Ir tas labai padeda pakeisti. Nes tikrai endobiogenika leidžia labai gerai save pažinti savo prigimtį ir iš to pažinti savo ribotumą ir savo galimybės. Savo fiziologijos ribotumą ir savo fiziologijos galimybės, nes mes labai skirtingi. Endobiogenikos mokslas iš principo remiasi bendrosiam fiziologiniam žiniom. Tai ką mes jau dabar ir kalbėjom kaip pavyzdį apie HPA tą ašį, pagumburio hipofizės ir antinksčių ašį, tai ten kalbama apie tai, kad SRH hormonas aktyvina adenokortikotropinį hormoną, adrenokortikotropinis hormonas aktyvina kortizolį, kortizolis duoda atgalinį ryšį ir slopina adenokortikotropinį hormoną, o šis slopina SRH hormoną, tai yra bendrosios fiziologinės žinios, kuo endobiogenika irgi vadovaujasi. Ir dar žengiant žingsnį toliau, taip pat kalbam apie ryšius tarp hormonų. Tarkim, kad melanokortikotropinis hormonas irgi gali tiesiogiai aktyvinti kortizolį. Tai jis, sakykime, gali veikti ne per
tą adenokortikotropinį hormoną, bet tiesiogiai kortizolį. Nu, tai irgi yra faktas. Ir taip sistemiškai yra surinktos žinios apie hormoninę sistemą ir ryšius tarp hormonų, kuo mes ir vadovaujamės Jo. endobiogenikoje. Šitas dramblys kambarį. Kuo mes vadovaujamės, nes tikrai daug pakankamai klausimų uždavus, tai tikrai dabar, kai esame tame visame procese, kas čia mokslas, kas čia nemokslas endobiogenikoje, tai daug tų klausimų buvo, kuom remiasi, kokie yra tyrimai ir taip toliau. Tai tikrai paantrinsiu, kad ką tu pasakei, kad tai visos tos žinios, visa ta teorinė dalis, jinai tikrai remiasi į tos bendramokslinės fiziologijos žinias, tai, kas yra prieinama tikrai straipsniuose apie tos sąveikas tarp hormonų ir apie hormonų poveikius su medžiagų apykaitai, į tai, kaip tai paveikia mūsų funkcionavimą pačio žmogaus. Ne tik tai, kad ten jie izoliuotai, bet ką jie daro ląstelės lygmenį, kaip veikia ten įvairių mikroelementų, elektrolitų, kokį poveikį turi įvairiams elektrolitams, mikroelementams ir taip toliau. Tai yra metabolitams, tai yra tai, apie ką, ta prasme, žinoma yra, tai yra visuotinai prieinamos žinios iš esmės fiziologijos. Taip, tai dabar dar daug kalbų yra apie tuos klinikinius tyrimus, būtent endobiogenikos prizmėje, bet čia irgi kaip ir nereiktų maišyti skirtingų dalykų, nes vėlgi mes jau nuo ko ir pradėjom, kad endobiogenika nėra ligų diagnozavimas ir nėra gydymas ir nėra kažkokios operacijos, intervencijos, dar kažkas. Tai kalbant apie gydymą, apie gydytojo darbą, viskas yra paremta algoritmais, guideline'ais, klinikiniais tyrimais patvirtintomis rekomendacijomis, klinikiniais tyrimais įvertintojais ten vaistų vartojimo principais. Endobiogenika, mes sakėm, yra papildoma ir alternatyvi sritis. Jinai yra moksliškai pagrįsta, bet jai pagrįstumas yra taikomas lygis kitoks. Nėra reikalaujama, kad būtų, nežinau, klinikiniai tyrimai kažkokie būtent ten randomizuoti, taip toliau. Yra sąlygos, kurios turi atitikti mokslo sritis, kad jinai būtų papildoma ir alternatyvi medicina. Irgi ten tikrai negali atsidurti bet kas. Tai svarbu yra, kad būtų teorija, moksliniai straipsniai, empirika. Dažnai iš endobiogenikos, sakykime, oponentų yra ta kalba apie tai, kad endobiogenika yra pseudomokslas. Ir man tai čia norėtųsi pakomentuoti galbūt šitą, vietą, dėl to, kad pseudomokslas yra kažkas, ko negalima vienas dalykas patvirtinti. Endobiogenika jau remiasi į tas bendramedicininės žinias, tas fiziologijos žinias. Ir tada kalbama apie tai, kad galbūt indeksai turi šiuo momentu netiek daug klinikinių tyrimų. Bet jau keli tyrimai irgi atsiranda ir jie palengva, jie lėtai, bet atsiranda tų ir klinikinių tyrimų ir daromų su indeksais. Tai mes negalim sakyti, kad iš esmės endobiogenika vengia būti patvirtinta šiuolaikinio mokslo standartais, kas būtų pseudomokslas. Pseudomokslas vengtų tą daryti. Endobiogenika tam neturi pasipriešinimo ir tiesiog tai yra toks lėtas procesas, kuris jau yra, jis jau vyksta, bet vyksta taip, kaip vyksta. Aš norėčiau turėti daugiau resursų, tiesą pasakius, kad aprept viską, bet... Po truputį yra daromi tyrimai ir disertacijos netgi ginamos su endobiogenikos indeksais. Tai tas po truputį įsivažiuoja. Norėtųsi, aišku, kad būtų gal dar intensyviau, bet tiesiog, kadangi tai yra daugiau, mano nuomonė, kadangi tai yra daugiau sritis apie gyvensenos būdos pokyčius, tokio platesnė, sakykime, gali būti pakankamai sunku tos klinikinius tyrimus atlikti. Aišku, tam reikia resursų ir piniginių, ir žmogiškųjų, ir taip toliau. Tai, būtų smagu, kad būtų galima toliau
toliau tirti, toliau žiūrėti ir endobiogenika to tikrai nevengia, po truputį manau, kad tas bus daroma. Plus yra kitų atlikta tyrimų, kur yra naudojami tie patys, sakykime, indeksai kaip endobiogenikoje, tik tai jie nėra pavadinti endobiogenikos indeksais, kaip pavyzdžiui limfocitų neutrofilų santykis, kuris irgi naudojamas ir kaip prognostinis rodiklis, tarkim, ten prie sepsio, prie COVID-19 ligos ir taip toliau. Tai tų tokių tyrimų yra. Tikėkime, kad bus daugiau. Ir kas dar liestų, kalbėtų apie endobiogeniką kaip apie pseudomokslą, kas yra, žinai, dažnai girdime kaip argumentas, tai yra tai, kad mes nenorim diskutuoti. Mes vengiam šiaip bendrauti šitą temą su žmonėm ir tik tai, jeigu jūs mumis tikit, tai jūs mumis tikit. Jeigu ne, tai tada net neprisiartinkit. Tai taip irgi nėra, nes tikrai visada sulaukiant kritikos yra skatinamas atviras pokalbis ir ne kartą mes, ir aš asmeniškai sulaukius kritikos Instagrame, kviesdavau atvirą diskusiją, kurios niekada nebuvau gavus. Tai kaip ir vėlgi, endobiogenika, sakyt, kad endobiogenika yra pseudomokslas, yra tikrai klaidinimas. Lygiai taip pat, kaip sakyt, kad yra gydytojai endobiogenikai. Čia yra to pačio lygio klaidinimai, sakyčiau. Taip, nes viena yra teikti, kad endobiogenika netitinka, tarkim, tų mokslinių reikalavimų, kurie taikomi gydytojo darbe, nes akivaizdu, dėl to endobiogenika ir nėra naudojama gydytojo pačio darbe, bet visai kas kita yra teikti, kad endobiogenika prieštarauja mokslui. Tai šitas teiginys, netitinka tikrovės. Endobiogenikos bent jau tikslas niekada nebuvo prieštarauti mokslui ir sakyti, kad neikit pas gydytojus. Ta prasme, nes yra tam tikros ribos, kur papildoma alternatyvi medicina, ne tik tai endobiogenika gali daug duoti pacientų, ir yra ten, kur tu privalai kreiptis pas gydytojus. Ir yra savo klinikiniai praktikoje yra pacientų, kuriems padeda endobiogenika, ten, pavyzdžiui, sureguliuoti mėnesinių ciklą, ne, ten, kur moteris nenori kontracepcijos, pavyzdžiui, vartoti, arba jeigu žmogus turi aknę ir nori kažkokių irgi papildomų dalykų, pavyzdžiui, vaistažolės naudoti tam, kad pagerinti savo odos būseną kažkaip tai, ne, tai čia gali būti labai labai tikrai gerų tų pavyzdžių iš klinikinės praktikos. Taip, ir tai pačiai psichologinę savijautą irgi pagerinti, nerimą, emocinius sutrikimus, lygiai taip pat, kadangi paminėjai mėnesinių ciklą, tai ir PMS simptomus koreguoti. Nes aš ką noriu pasakyti, kad yra tų pacientų, kuriems tikrai labai daug gali kažkaip pagelbėti, ne, kažkokios pagalbos gali surasti ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. Ir yra pacientams, kuriems tiesiai šviesiai tenka sakyti, žinokit, neikit mano praktikoje buvo, kur aš turėjau sakyti, eikit prašau pas reumatologus ir aiškinkitės, kas vyksta, ir jums reikia vartoti reumatologo paskirtą gydymą, jūs negalit, jūs turit klausyti to gydytojo ir eiti tenais. Ir čia vėlgi, kalbant apie tas kompetencijos ribas ir apie tą aiškę komunikaciją pacientui, ką aš galiu padaryti arba ne, nes būna ateina pacientas kabinetą ir klausia, o tai man vartoti šitos vaistus? Aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Čia ne man skirtas klausimas. Taip. Tai man norisi, kad tą irgi žinotų žmonės, nes dažnai tikrai prašo tų aiškių pavyzdžių, kada ir kam padėjo. Tai yra kam padėjo, yra kam reikia, kam buvo rekomenduota kreiptis pas gydytojus. Aš galvoju, kad labai svarbu tikrai yra ta teisinga komunikacija, tai mes irgi lygiai to paties siekiam. Aišku, kad būtų aišku pacientui, kuris ateina ir ką jis čia gali gauti, ir kad taip pat reikia būtinai kreiptis ir pas gydytoją dėl savo nusiskundimų. Kalbant apie tą komunikaciją, ne, tai tikrai man pačiai būna labai apmaudu matyti, kai spaudoje yra kažkur gydytojas endobiogenikas arba kai kažkas prisistato kaip gydytojas endobiogenikas. Tai nėra normalu ir man apmaudu, nes mes dirbam tą darbą, kur mes bandom normalią komunikaciją, teisingą komunikaciją ir tiesą komunikuoti apie metodą.
Ir tai tikrai ir kompromituoja tam tikrą prasme patį metodą. Tai norėtųsi, kad ir, aš tai nieko prieš, jeigu pacientai tą pastebi, kad tai irgi tam specialistui būtų pasakyta. Tai yra normalu. Neapsimesti, kuo nesam. O klausyk, turim, dar kelis klausimus tokius, kuriuos galbūt mes neapžvelgėm per šitą mūsų pokalbį. Tai aš gal juos užduosiu, nes manau, kad jie tokie tikrai verti irgi dėmesio ir įdomus. Pavyzdžiui, juk hormonai gana svyruoja, priklauso nuo to, kiek stresavai tą dieną ar kelias dienas prieš, ar panašiai. Kaip pasitikėti vieno karto ėmimo kraujo tyrimu? Šiaip labai geras klausimas ir toks daugialypis, manau, atsakymas irgi turėtų jį būti, nes vienas dalykas tai yra ir rekomendacijos, kaip atlikti kraujo tyrimą ir kuo labiau įprastinėmis gyvenimo sąlygomis jis atliktas, tuo yra geriau. Ir yra svarbu ir kad žmogus būtų ne po skrydžio lėktuvu, ne po intensyvaus sporto, jeigu tai yra moteris, kad būtų atlikta mėnesinių ciklo viduryje, nes tai būna tikslesnis tas tyrimas. Bet vėlgi mes niekada nevertinam tik savo funkcijų indeksų, tos, kurios matom, nevertinam jų kažkaip atskirai nuo žmogaus, mes klausom, ką sako žmogus, renkam jo anamnezę, žiūrim, ar atitinka tai, ką mes matom. Ir teikiam rekomendacijas, galim pasižiūrėti senesnius buvusius kraujo tyrimus, paskui, jeigu darom pakartotinius kraujo tyrimus, juos lyginam, vėl vertinam. Tai yra natūralu, kad mes atsižvelgiam į tai, kad tas tyrimas gali būti skirtis, sakykime, skirtingais etapais gyvenimo. Jo, tai iš tikrųjų yra to tokio bendradarbiavimo ir pažinimo to paciento procesas. Tai nėra, kad, mes nesame ekstrasensai, kurie žinai iš vieno tyrimo, taip, matau tave kiaurai ir viską apie tave žinau. Taip tikrai nėra endobiogenikų. Jeigu jums taip sakys, tai negerai jau. Jo, bet kadangi mes tikrai, ką tu ir sakai, žinai, kad renkam anamnezę ir kalbame su pacientu ir būna, kad tu matai tos indeksus ir tu matai, kad tie indeksai neatitinka to žmogaus pasakojimo. Tada natūraliai kyla klausimas, kaip tie tyrimai buvo priduoti, kada, kokiamis sąlygomis ir dažnai galima išsiaiškinti kažkokias aplinkybės, kurios galėjo paveikti tos indeksus, kas galėjo turėti takos. Pavyzdžiui, žmogus priduoda tyrimus iš ryto ir vakare sukarščiuoja. Ir indeksai jau išduoda mums tuos tokius dalykus, nes tam tikri indeksai pasikeičia, nes infekcija yra stresas ir adaptacijos poreikis ir kūnas į tai sureaguoja. Tai taip, ir aš dar šitoje vietoje kažkaip pagalvojau, ką norėčiau pasakyti, kad endobiogenikai, taip, mes kalbam, žiūrim per neuroendokrininę prizmę į viską, bet tai nėra, kad mes neigiam kažkokius kitus konceptus, ten, nežinau, genetikos įtaką, ten ląstelių lygmenį procesus ir mechanizmus, ten receptorių veikimą, taip toliau. Be abejo, viskas turi įtakos. Ir lygiai taip pat, tarkim, dabar kalbant apie tos indeksus, sakom, tarkim, jeigu yra karščiavimas, tai taip, juk gali keistis, nežinau, bendro kraujo tyrimo formulė visa ir rezultatai, kuriuos mes gausim. Tai žinoma, tai mes irgi tai atsižvelgiam, matom, vertinam. Jo, po sporto žmogus atėjęs ir kritinį fosfokinazės kiekiai kraujyje yra pakeitę, nes padaręs vakare pasportavęs iš to pridavęs kraują, tai visą tai tikrai reikia atsižvelgti ir tą mes, kaip endobiogenikų specialistai ir darom. Kitas klausimas yra, kodėl pacientui negalima gauti apskaičiuotų indeksų kopijos po konsultacijos su endobiogenikos specialistu? Kadangi vis tiek indeksų vertinimui yra reikalingas tam tikras išsilavinimas, tai šiuo atveju jis turi būti baigęs endobiogenikos mokymų programą, išsilaikęs egzaminą, tada jis turi kompetencijos vertinti indeksus.
Nes čia vėl apie tą patį, kaip mes sakėm, kad negalim vertinti tik indeksų, negalvojant apie nieką kitą, tai vertinam visą bendrą vaizdą, tai kad nesusidarytų kažkokių neiškumų, netitikimų, nesusikalbėjimų tarp, nežinau, specialisto, paciento, gydytojų ir dar kažko, ar ten specialisto gydytojų, tai tų indeksų įprastai pacientas negauna, bet jam visada būna paaiškinama, kas matoma iš tyrimo, koks tai tyrimas, kaip kas. Jo, bet tai nėra, kad... Galima klausti ir aiškintis viską. Jo, bet tai nėra, kad žmogus negali gauti. Tarsi nėra, kad jums neatiduos, jeigu jūs labai pareikalausit. Ta prasme, taip nėra. Ir kai kurie specialistai dirbdami rodo tos indeksus iš karto mums, Jo, tai nėra pacientui. kažkoks įslaptinta informacija ar kažkas. Tikrai galima juos gauti, tik tai nėra prasmės jų gauti. Dėl to, kad tai kartais sukelia žmogui daugiau nerimo negu kažkokios ramybės, nes tikrai tenais visur yra pliusiukai, minusiukai, nes žmogus yra gyvas ir viskas yra dinamiška. Viskas yra, dauguma indeksų būna nenormai, tai yra norma mums. Taip. Taip, turbūt tiek apie šitą klausimą. Ir tada dar vienas klausimas, kuris būna tikrai nepatogus, bet manau, kad svarbus mums aptarinėti dėl to, kad šitą kritiką mes irgi dažnai girdim. Kodėl endobiogeniko konsultacija tokia brangi, kai kitos specialistų privatus vizitas 2/3 mažiau? Tai irgi yra skirtingos komponentės, kas įeina į kainą, ypač tos pirminės konsultacijos. Tai kas yra pasidomėjęs, žino, kad vis tiek einant pas endobiogeniko specialistą reikia užpildyti ir klausimyną, tai konsultacijai pasiruošti. Kaip reikia pasiruošti pacientui, lygiai taip pat reikia pasiruošti ir endobiogeniko specialistui. Mes peržiūrim visus klausimynus, ruošiamės konsultacijai, mes turim užkrauti indeksus funkcijų. Kiekvienas endobiogeniko specialistas irgi moka už galimybę naudotis indeksų sistema. Tai irgi, manau, svarbu yra paminėti. Tai tas irgi eina į bendrąją kainą ir ta konsultacija yra tikrai ilga, 2 valandų, ir kuri nereiškia, kad po tų 2 valandų pabaiga. Po tų 2 valandų specialistas dar skiria laiko dokumentų pildymui, receptų rašymui, siuntimui į vaistinę, ir tada plus yra liekamasis bendravimas. Vis tiek yra susisiekimas laiškais, savijautos įvertinimas ir panašiai. Tai tikrai galiu iš savo, tokios asmeninės pusės galbūt pakomentuoti šitą klausimą, dėl to, kad mano konsultacijos kaina tikrai yra didelė. Jinai tikrai yra nemaža ir galbūt didesnė negu ten bendroje rinkoje, bet tai tikrai eina tos 2 valandos konsultacijos. Ir tikrai, ką tu sakai, tas liekamieji mailai. Tas bendravimas su pacientu, aš su pacientais, pavyzdžiui, bendrauju kas mėnesį, mes susirašinėjom, jeigu reikia, mes daugiau susirašinėjom, tai yra papildomas kažkokių tyrimų vertinimas, jeigu to reikia, tai yra receptų užsakymas, tai yra korekcija tų surašytų vaistinių augalų mikstūrų. Tai, ta prasme, darbas, kuris vyksta ne tik 2 valandų metu, bet ir vėliau vyksta. Ta prasme, tai yra daug daugiau valandų, negu tai yra matoma. Ir aišku, tai yra ir man šis klausimas yra toks, šiek tiek, keistas, nes turiu minti, nebūtent šis klausimas, bet kai mes girdim tą apkaltinimą, dėl kainų, tai nes yra tarsi tokia prielaida, kad čia yra biznis. Bet medicina irgi yra mokama, medicina nėra nemokama, gydytojai gauna atlygį, vaistai nėra nemokami, jeigu valstybė kompensuoja, tai valstybė kompensuoja, bet tai nėra nemokami vaistai. Šitie dalykai irgi turi savo kainą. Ir tai, kad mes negaunam valstybės kompensacijos, tai čia jau kitas klausimas, kad PASPAS neturi tos galimybės pasiimti krepšelį, neturi savo krepšelio kaip sveikatos priežiūra, asmeninė sveikatos priežiūra. Taip gaunasi, kad pacientas rengdamasis turi mokėti už viską iš savo kišenės. Tai yra, iš esmės nustatyta tiesiog tvarka tokia, dar papildomai prie to pačio. Tai lyg tai su klausimais, ką turėjau, aš uždaviau, man atrodo, kad mes atsakėme tos klausimus, kuriuos gavom, kažkiek galbūt ir tą postą galėjom pakomentuoti, ką tai. Aš tai tikiuosi, kad mes tikrai įnešėm galbūt aiškumo
ir tai, kas vyksta. Jeigu neįnešim mes to aiškumo, jeigu jums vis tiek lieka kažkokių klausimų, tai prašom pakomentuoti po šiuo įrašu, paklausti mūsų ir mes tikrai visada esame atviri diskusijai ir norim bendrauti, bendradarbiauti ir žinoti, kas jums rūpi. Tai ačiū tau, Gabrielė, už šiandienos pokalbį. Ačiū tau.